pagal Antono Čechovo apsakymą. Scenarijaus autoriai Brodskis ir Popova, režisierius Cechanovskis, dailininkai statytojai Beliakovas ir Aristovas. Filmą lietuviškai garsina Lietuvos televizija. Федюшка, клююсь. Каштоня! Каштоня! Kaip skamba varpai? Din-din. Neliesk šuns. Garsiau skambin, garsiau. Din-din, din-din. Каштоня! Федюшка, kam sakau? Pasižaidėjai. Fedюшka, vienas likęs, neišdykauk. Kaštonė? Eik šalin. Kaštonė! 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 Kur tu lakstai? Nenaudėlė! Neatsilik! Lukas Aleksandričiaus užsakovai gyveno nepaprastai toli. Kol jos pasiekdavo, Stalius po kelis kartus užsukdavo į smuklę pasistiprinti. Aplankęs užsakovus, Luka Aleksandričius užėjo valandėliai pas seserį. Čia jis gėrė ir užkandžiavo. Iš sesers pasuko pas pažįstamą knygrišį, iš knygrišio į smuklę, iš smuklės pas kulmą ir taip toliau. Tu, Kaštonė, esi vabalas. Ir tu kas? Ir daugiau nieko. Prieš žmogų tu vis tiek kaip dailydė prieš Stalių. Va. Kaštonė nepakentė muzikos. Muzika ją erzino. Ji labai nustebo, kai Stalius, užuot supykęs, plačiai nusišypsojo ir visą įskeistą penketą pakėlė prie kepurės. Matydama, kad šeimininkas nesipriešina, Kaštonė visiškai apdujusi puolė skersai kelią į kitą šaligatvį. Kai visai sutemo, Kaštonę apėmė liūdesys ir siaubas.
Ištisą dieną keliaudamas su Luka Aleksandričium, ji pavargo. Jos ausys ir kojos nužvarbo, o be to dar ji buvo labai alkana. Per visą dieną vos 2 kartus truputį pasistiprino. Pas knygryšį vos paragavo klijuojamosios tyrės ir vienoje smuklėje šalia bufeto rado dešros luobelę. Tai ir viskas. Šunyti, iš kur tu čia? Aš tave užgavau. O, vargšė, vargšė. Nu, nepyk, kaltas esu. Kogi tu inkšti? Kur tavo šeimininkas? A? Turbūt tu paklydai, ak, vargšė šunelį. Kągi mes dabar darysime? O tu gražiai, juokinga, visai kaip lapė. Na kągi, nieko nepadarysi, eime su manim. Galbūt tu kam nors praversi. Po kokio pusvalandžio jie jau tupėjo ant grindų dideliame šviesiame kambaryje. Blogai. Matyt, maitino tave šeimininkas. Kokia tu liesa. Oda ir kaulai. Ei, tu šunie. Eik šiam. Na? Gulk čia. Miegok. Kaštonė liko viena. Netikėtai vėl ją apėmė liūdesys. Ji prisiminė Luką Aleksandričių, jo sūnų Fediušką. Kaštonė! 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 Kai Kaštonė nubudo, buvo jau šviesu. Iš gatvės sklido triukšmas. Kambaryje nebuvo nė gyvos dvasios. O čia lovoje, apsiklojęs antklodėm, miegojo nepažįstamasis. Ji pauostė nepažįstamojo drabužius ir batus. Jie labai kvepėjo arkliu. Kaštonė pajuto keistą, labai tartiną kvapą. Čia dabar kas? Ką visą tai reiškia? Į vietas. Fiodorai Timofejevičiau, kasgi čia dabar, a? Peštinę sukėlei. Ak, tu senas šunsnuki, gulk. Ivaną Ivaničiau į vietą. Na gerai, gerai, gerai. Taip, reikia gyventi taikiai ir draugiškai. O tu, mieloji, nebijok, čia gera publika nenuskriaus. Palauk, kaipgi mes tave vadinsime? Be vardo negalima, mieloji. Žinai ką? Tu būsi teta. Supranti?
Teta. Tetulė. Teta. Teta. Eik šiam. Kaštonė ėmė visus stebėti. Katinas dėjosi miegas. Sprendžiant iš jo snukio ir ūsio išraiškos, jis pats buvo nepatenkintas, kad pasikarščiavo ir pradėjo peštines. Žąsinas ėmė kažką greitai ir karštai sakyti, bet visiškai nesuprantamai. Matyt, tai buvo labai protingas žąsinas. Ивана Иваничу, prašau. Na, pradėsime iš pat pradžių. Pirmiausia, nusilenk. Taip, ir padaryk reveransą. Reveransą. Greičiau. Taip, taip. Šaunuolis, šaunuolis. Dabar numirk. Numirti. Taip, 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 taip. Taip. Gelbėkit, gaisras degam. Gelbėkit, gelbėkit. Gerai, šaunu, Ivanai Ivaničiau. Labai gerai. O dabar įsivaizduok savo, kad tu esi auksakalys ir prekiauji auksų brangenybėmis. Įsivaizduok savo, kad tu ateini į savo parduotuvę ir užklumpi vagis. Kaip tu tokiu atveju pasielgtum? Taip, šaunuolis Ivanai Ivaničiau, puiku, 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 puiku. Teta į vietą. Tylėk. Marija. Marija. Pašauk čionai Havronija Ivanovna. Eik, eik, Havronija Ivanovna dirbti. Na, pradėsime nuo Egipto piramidės. Ivanai Ivaničiau, prikarčiau. Taip, dar anksčiau, taip. Dabar pritūpk. Taip, op, op, laikykis, tikrai laikykis, taip, taip, taip. Tetulė, tylėk. Fiodorai Timofevičiau, nusilenkite, nusilenkite. Dėmesio. 1, 2, 3. Vikriau, vikriau. Taip, puikus šaunuolis. Šaunuolis, šaunuolis. Gerbioji publika, prieš jūs Egipto piramidė. Fiodorai, nemiegok, girdi. Atgal, na kur, ai, na ką tu padarei? Praėjo mėnuo. Kaštonė jau priprato kasdien gauti skanius pietus ir būti vadinama teta. Priprato jie ir prie nepažįstamojo, prie savo naujųjų gyventojų. Gyvenimas rėdėjo kaip patepti ratai. Paprastai vakarai šeimininkas kažkur išvažiuodavo, pasiėmė žąsiną ir katiną. Likusi viena, teta liūdėdavo. Kai galvoja apie ėdesį, tai širdžiai darosi malonu. Ir teta imdavo galvoti apie tai, kaip šiandien ji pavogė iš Fiodoro Timofejičiaus vištos koją ir paslėpė ją svetainėje tarp spintos ir sienos, kur daugybė voratinklių ir dulkių. Vertėtų dabar nueiti pažiūrėti, ar tebėra toji koja. Labai galimas dalykas, kad šeimininkas rado ją ir suvalgė. Teta sapnavo šunišką sapną. Tartum ją vaikė kiemsargis užuoda. Teta anksčiau niekada nebejojo tamsos.
Bet dabar jai kažkodėl buvo baugu ir ji norėjo loti. Kas atsitiko? Tu sergi? Tik dabar te prisiminiau. Aš žinau, nuo ko visa tai. Juk tave šiandien užmynė arklys. Ak, Dieve mano. Kągi mums daryti? Kągi mums daryti? Kągi mums daryti? Gerk, Ivanai Ivaničiau. Gerk, mielasis. Nieko jau nebegalima padaryti. Viskas baigta, teta. Nebėra Ivano Ivaničiaus. Nebėra. Tetai ir katinui baisu buvo pasilikti tamsoje ir jie nusekė paskui šeimininką. Vargšas Ivanas Ivaničius. O aš juk svajojau pavasarį su tavim važiuoti į kurortą ir vaikščioti po žalią pievelę. Mano mielasis, mano gerasis draugė. Tavęs jau nebėra. Kaipgi aš dabar išsiversiu be tavęs? Ir per jo skruostus nuriedėjo žvilgantys karoliukai, kokie ritasi per langų stiklus lyjant. Kai visai prašvito, teta nuėjo į svetainę ir pasižiūrėjo už spintos. Šeimininkas nesuvalgė vištos kojos, ji tebebuvo kur buvusi tarp dulkių ir voratinklių. Bet tetai buvo nuobodu ir liūdna, norėjosi verkti. Ji net nepauostė kojos. Čia tu! Talentas, talentas, neabejotinas talentas. Aš padarysiu tave artiste. Supranti, artiste. Ar nori būti artiste? Tu tikriausiai turėsi pasisekimą. Galbūt tu pakeisi man velionį į Ivaną Ivaničių. Jis ėmė ją mokyti visokių mokslų. Talentas, neabejotinas talentas. Na, dar, na, op, taip, puiku, taip, gerai, stenkis, na kogi tu susigėdai, pakartokime, na, opa, dar kartelį, taip, na, op, taip, gerai, laikykis. Vieną gražų vakarą šeimininkas įėjo į kambarį. Na, šiandien su manim keliaus teta ir Fiodoras Timofevičius. Egipto piramidėje tu, teta, pakeisi velionį Ivaną Ivaničių. Velniai žino, kas, niekas neparuošta, neišmokta, per mažai buvo repeticijų, teta, eime,
Po minutės teta jau tupėjo važyje šalia šeimininko. Važys sustojo prie didelio keisto namo, panašaus į apverstą sriubos dubenį. Žmonių buvo daug. Dažnai prie fasado pribėgdavo arkliai, bet šunų nebuvo matyti. Teta pamatė didžiulį, menkai apšviestą kambarį, pilną baisenybių. Iš už pertvarų ir grotų dėbčiojo baisūs snukiai. Arkliai, raguoti ilganosiai, o vienas kažkoks storas didžiulis snukis su uodega vietoj nosies, su dviem apgraužtais kaulais, kyšančiais iš nasrų. Dabar Mrs. Arabella, sere, o po to jūsų. Tetai raibo akys, skaudėjo širdį, nuo baltaveitės dukslios figūros atsidavė šeimininku. Balsas taip pat buvo pažįstamas šeimininko, bet momentais tetą kankindavo bejonės ir tuomet ji buvo pasiruošusi veikti šalin nuo tos margos figūros ir lūpų. Nepasiseks. O štai aš, štai aš, štai aš. Teta, nebijok, čia aš. Nepažįsti manęs, a? Ne? Ne. Na, koinkšti, na, teta. Iš šeimininko lūpų ir rankų buvo matyti, kad jis jaudinasi. Ir teta girdėjo, kaip virpėjo jo balsas. Eikš, teta. Месье Жоржи, prašom. O štai aš! 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 Gerbiamoji publika! Aš ką tik iš stoties!
Ji paliko man palikimą. Štai. O, lagaminas kažkodėl labai sunkus. Matyt, ten auksas. O jeigu staiga milijonas, to jau atidarysime ir pažiūrėsime. Dėdulė, Fiodorai Timofevičiau! O, teta brangoji dėdulytė! Mėly giminaičiai! Jūs, dėdulė, pasėdėkite, o mes su dėdulė pašoksime Kamarinską. Na, tetulė, pirmiausiai mūdu padainuosime, o paskui pašoksim. Gerai? Dėdulė! Dėdulė! Juk čia kaštonė! Iš tikrųjų, kaštonė! Kaštonė! Fediuša, tai kaštonė mūsų! Kaštonė! 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 Teta, kur tu? Tetulė! Teta! Tetulė, grįžk! Kaštonė! Tetulė, grįžk! Tetulė! Kaštonė! Kaštonė! Kaštonė atsirado, kaštonė. Dievaži kaštonė. Po pusvalandžio kaštonė jau ėjo gatve su žmonėmis kvepiančiais klijais ir laku. Kaštonė! Ebe? Tu, kaštonė, kažkoks nesusipratimas. Prieš žmogų tu vis tiek kaip dailydė prieš Stalio. Šalia Lukos Aleksandričiaus žingsniavo Fediuška su tėvo kepure.
Kaštonė žvelgė į jų abiejų nugaras. Jai atrodė, jog jau seniai paskui juos seka ir džiaugiasi, kad jos gyvenimas nė valandėliai nebuvo nutrūkęs.